nuo juokelio apie čiulpimą iki galimai milijonų dolerių vertės skemo. Susipažinkit su Hailey Welch, arba internetuose geriau žinoma kaip Hawk2 mergina. Kas nežinojot, tai ji Amerikoje per naktį tapo žvaigžde. Po to, kai vieno youtuberio vaizdelėje jos juokelis apie spjaudimą ant vyriško organo tapo žaibiškai plintančių memų. Po to sekė jos merch parduotuvės įkūrimas, podcastas ir pats naujausias jos projektas Hawk kriptovaliuta. Ši kriptovaliuta susilaukė labai didelio dėmesio ir hypo iš jos bendruomenės, bet tas hypas labai greitai išgaravo ir peraugo į pasipiktinimą. Matot, Hawk monetos rinkos vertė arba angliškai market cap vos per porą valandų nukrito nuo 500 iki 28 milijonų dolerių. Ir paliko investuotojus ant ledo. Kai kurie net skundžiasi, kad prarado visas savo gyvenimo santaupas. Taigi pasipylė kaltinimai skemų, kad Hailey ir jos komanda turėjo didžiąją dalį monetų ir nuo pat pradžių siekė sukelti kuo didesnį hypą, o sukilus kainai, staiga parduoti visas savo monetas, išsigryninti pinigus ir palikti visus ant ledo su beverte kriptovaliuta. Pasak Bubble Maps tyrimo, 96% Hawk monetų jau iš anksto buvo parduotos ir sukoncentruotos į kelias susijusias kriptopiniginės, kurios galėjo priklausyti Hailey ir jos komandai. Tačiau Hawk2 mergina ginasi, kad jie neturėjo nei vienos monetos. Ir visas šitas darbelis buvo atliktas botų snaiperių, kurie ir užsima tokiom aferom. Kol kas jokių oficialių valdžios institucijų tyrimų dėl šio atvejo paskelbta nebuvo. Tačiau interneto bendruomenė labai aktyviai bando išsiaiškinti, ar nebuvo čia visi liaudiškai tariant išmaudyti. Kaip Newlat Tech portalui teigia teisininkas Yuri Brisov, paaiškėjus, kad čia išties buvo organizuotas skemas, Hailey ir jos komandai grėstų kaltinimai dėl apgaulės, rinkos manipulacijos arba pinigų plovimo. Bet kokia konkrečiai bausmė ir ar būtų tikimybė sėsti į kalėjimą, jis nepatikslino. Bet yra vienas pavyzdys iš 21 metų, kai Kim Kardashian gavo virš $1 milijono baudą, kur ji neatskleidė, kad reklamavo kriptovaliutų schemą, kuri vadinosi Ethereum Max. Šiaip Hailey's turtas paskutiniais duomenimis buvo įvertintas $200,000. Tai jei čia iš tikrųjų viskas buvo planuota ir viskas nurims, bei jokie oficialūs tyrimai nebus pradėti, tai Hawk2 mergina bent porą milijonų pastorins savo piniginę. Neblogai, ką? O dabar prisipažinkit, kas pirko šitą kriptovaliutą, kad galėtume visi komentaruose pasijuokti.